Kaip matot, čia, kai eina viskas žemyn, tai kaip ir su užsakovo apsišnekė, greičiausiai palei namą bus nuogrinda ir bus atraminė sienutė. Nes namo įėjimas, matot, žemiau, tai nuogrinda turi būti žemiau, o čia bus atraminė monolitinė sienutė ir įvažiavimas biškiai aukščiau bus. Tai ta sienutė galbūt eis iki šičia ir užsisuks iki namo, šito seno namo kampo, o šitoje vietoje biškiai kilstelsim. Čia galbūt dar įrengsim laiptelius, kad nuo tos sienutės atraminės čia nusileisim. O su nuogrinda nusileis į šitą lygį. Tai bus atraminė sienutė atribos. Bus aukščiau įvažiavimas, o čia bus žemesnė vieta. Iš tos pusės, kur gruntas užpiltas, patartina padaryti hidroizoliaciją, mažiau drėks betonas, bet sakant, daug kas ir nedaro hidroizoliacijos, nes vedinasi tas betonas ir iš šitos pusės išsivedina ir kaip ir geros markės, geros klasės betoną pasimti, jeigu dar atsparų hidrofobinį betoną, atsparų vandeniui pasirinkti, kad priedus sudeda, tada praktiškai ir nereikia nei hidroizoliacijos nieko.